Praleis bent vieną dieną su manim Bohol. Šį rytą atsikėlėme 6:30 tam, kad spėtumėm į išvyką stebėti delfinų ir panardyti su vėžliukais. Nors planavome plaukti 8, mūsų grupė buvo didesnė, net 16 žmonių, todėl patogumo tikrai trūko. Vis dėlto, gamtos grožis tai kompensavo. Delfinų nepavyko pamatyti dėl bangų ir lietaus, bet vaizdai vis tiek buvo įspūdingi. Jei planuojate nardyti, labai rekomenduoju įsigyti specialius batelius, jie apsaugos kojas nuo susibraižymo ar susižeidimų. Šios pramogos kaina buvo apie 16 eurų vienam asmeniui. Po nardymo išsiruošėme pietauti, skaniai pasimėgavome vaisių dubenėliais. Deja, laukia ir nedidelė staigmena, mūsų motorolis buvo pastatytas netinkamo vietoje, todėl gavome 5 eurų baudą. Dar teko luktelti porą valandų, kol baigsis policininko pietų pertrauka, kad galėtumėm jį atsiimti. Po pietų grįžome į viešbutį, kuris ėjomės prie baseino ir skaitėme knygas. Vakarieniauti nusprendėme viešbutyje. Nors atostogų metu ne viskas klostosi idealiai, tačiau stengiamės mėgautis kiekvieną akimirką ir grožėtis nuostabiais vaizdais